Taigi tęsime toliau mūsų rinkiminę paskutinę konferenciją. Ką tik įvyko rinkimai mūsų prezidento, balsų skaičiavimo komisija suskaičiavo balsus ir balsų skaičiavimo pirmininkas dabar mums paskelbs balsavimo rezultatus. Prašau. Taigi, balsų skaičiavimo komisija sėkmingai atliko savo darbą. Visas darbas buvo stebimas revizijos komisijos pirmininkės Agnės Petrauskaitės. Ir balsadėžėje buvo rasta 132 biuleteniai, iš kurių 6 buvo sugadinti. Likusius nepanaudotus biuletenius mes vietoje panaikinome. Taigi balsavimo rezultatai yra tokie. 88 balsai už Liutaurą Gudžinską ir 38 balsai už Vaidą Petrauskaitę. Kadangi kandidatų po 2, laimėjęs kandidatas turėjo surinkti paprastą balsų daugumą, taigi balsų dauguma surinkta ir rinkimai laikomi įvykusiais. Ir mes sveikiname naująjį mūsų prezidentą Liutaurą Gudžinską. Tai trumpa istorija. Tai čia yra Buso lagaminas, kurie atvežė prezidentas Andrius Augulis iš toli. Ir nuo tų metų prasidėjo tokia tradicija. Senas prezidentas tą lagaminą dovanoja naujam prezidentui ir jo komandai. Ką padarėm šiais metais tokio naujojos to lagaminų, tai išrašėm visus prezidentus, kas kiek buvo ir pildysim toliau, nuo lagamino atsiradimo datos. Tai lagaminėlio paskirtis yra telkti, vienyti, burti komandą ir tą prezidentas naujas turi padaryti su savo biuru. Tai lagaminėlio turinys aš tai labai bijau atidaryti. Tai yra skručių pakelį. Tai litrai tie pusantro. Simboliškai, nelaužant tradicijų, tai prie savęs noriu pakviesti būsą prezidentą Liutaurą Gudžinską. Šį kartą šią tradiciją, šį aktą atlikti teko man, už ką iš tikrųjų esu pats manau jog pagerbtas, kadangi, kuomet aš buvau Busos prezidentu, tai vienintelį kartą, kurį Busoj verkiau, tai buvo šis momentas. Tai yra, kai visi Busos nariai, tie, kurie dabar čia jūs sėdite, man kaip prezidentui įteikė, jeigu rektorius universiteto turi skeptrą, tai Busos prezidentas turi žiedą. Šis žiedas yra auksinis, jis yra su Vilniaus universiteto ženklu ir jame yra tie patys jūsų jau girdėti žodžiai Busa forever. Taigi dabar šitą žiedą ir noriu padovanoti buvusiai ir dabar jau esamai, turbūt ir tikiuosi, veteranų klubo, tokios neoficialios veteranų klube esančios grupelės, tai yra Buso buvusių prezidentų klubo nariai. Iš tikrųjų, klausiau buvusių prezidentų, kaip yra jaučiamasi tą dieną, kai tave palydi. Tai kiekvienas man atsakė skirtingai. Palydi išeiti iš organizacijos taip, kaip išrenka kitą naują prezidentą. Visi man atsakė labai skirtingai. Vieniem tai buvo laimės akimirkos, kitiem buvo nežmoniško palengvėjimo, dar kitiem liūdnos. Aš nežinau, kaip aš jaučiuosi, atrodo, kad kas nors būtų nukirtęs ranką. Bet gal susitaikysiu su tuo visai. Bet ką aš noriu pasakyti ir palinkėti
Dirbkit, veikit ir tikėkit. Kas mane matė, pakelkit rankas prieš 2 metus čia stovint ir sakant rinkumo kalbą? Visai nemažai, ar ne? Atsimenat? Taip atrodžiau. Baisiai, tikrai atrodžiau baisiai. Nieko nepasakiau, turbūt ir kažkas nesąmonė šnekėjau. Ir organizacijai prezidentė aš buvau 2 metus. Ir pati savo įrodžiau ir patikėjau savim, nes supratau, kad daug darbo, daug juodo darbo, daug tikėjimo savim ir kitais ir daug nuoširdaus darbo, daug prašymų pagalbos. Tie patys veteranai nežmonišką indėlį irgi įnešė tiek man, tiek organizacijai. Tai jum linkiu ir prezidentui, ir komandai tikėkit, darykit, dirbkit ir išaugsit tikrai dideli žmonės. Aš džiaugiuosi, kokia aš išaugau būsai. Aš tikrai iš jos niekur neišeisiu ir tikiuosi, visą laiką padėsiu, paremsiu ir atiduosiu tą, ką gavau. Ačiū jums visiems. Jo, paskutinį kartą turbūt aš jau kalbu. Tai ačiū jums visiems ir gero darbo. Dar kartą noriu padėkoti. Iš tikrųjų, dar iki šiol nesuvokiu, kas čia įvyko. Kai paskelbiau žinią, kad kandidatuosiu savo Facebooko puslapyje, o tai buvo balandžio 1, tai aš taip ir suvokiau, kaip pusiau tam tikrą, pavadinkime, džiazą, rašiau rinkimų džiazas, nes ta idėja daugiausiai kilo vis klausant džiazo, tai yra kūrybingos tam tikros muzikos, tai kartais tikrai įkvėpė, bet tikrai negalvojau apie pasekmes. Ir, na ką, įvyko tas, kas įvyko, ir tikrai stengsiuosi. Ačiū už pasitikėjimą ir labai norėsiu tos nedirbsiu tiek ir taip, kad panašiai kaip ir dabar, kai Monikai įtikinėjo Žiedą, ir kai visi atsistoja spontaniškai, taip, tai aš manau didesnio įvertinimo taip negali būti. Taip. Tai iš tikrųjų Monika padarė didelį darbą per šitos 2 metus, padarė daug labai svarbių ir reikalingų žingsnių ir tikrai sustiprino organizaciją. Tai stengsiuos, kaip sakant, tęsti tavo pradėtus darbus. Ir tikiuosi taip pat tavo paramos. O baigiant, aš dar noriu ir padėkoti, dabar nematau, savo konkurentui, Vaidai. Tai Vaida iš tikrųjų labai buvai gera kandidatė, gera oponentė, per debatus tikrai tam tikrą galbūt idėjų užsirašinėjau, tai kažkiek tai buvo dėl nuo tavęs. Vien tas dalykas, kad tu atsistoji ir pamėgėlį iškėlį savo kandidatūrą, tai rodo, kad iš tikrųjų tu tikrai esi lyderė, esi tas žmogus, kuris nebijo imtis atsakomybės, tai tikrai norėsiu, kad ir toliau liktume, biure, aišku, mes galėsime apie tai toliau kalbėti. Bet, tai iš tikrųjų ačiū tau, sakant, tikrai, jau pati kampanija tikrai buvo, visiškai korektiška ir tikrai, skaidri. Tai, kai įvairios organizacijos, aš nenoriu jų minėti, bet kai rašo ir skelbia apie, kaip sakant, pusę, tokius dalykus, kad čia vyksta nesąmonės, kad čia viskas yra supuvę ir taip toliau, tai šitie rinkimai parodė, kad taip tikrai nėra. Ir kad mes iš tikrųjų turime žiauriai didelį potencialą. Yra tikrai geras pagrindas siekti naujų didelių darbų. Aš tikiu, kad tai galim padaryti ir aš tikrai sieksiu, kad su jūsų visų pagalba imsime tai ir padarysime. Dėkui.